Gerai. Prasidėjo viskas keistoje salėje. Sėdėjote aplink ovalų stalą, visi žmonės buvo nepažįstami. Įėjo moteris panaši į gydytoją ir pasakė, kad suleis skiepus. Tu pasakėjai ne. 2 žmonės greitai ėmė raudonuoti, kratytis vaizdas tapo labai nejaukus. Tu atsistojai ir išrėkei. Nuo skiepų. Ar neskiepams, kas čia turėjo būti? Nuo skiepų. Lyg norėtum perspėti visus, kas vyksta. Tada staiga atsidūrė į draugės name, nuėjai į tualetą, iš klozeto pradėjo bėgti vanduo, negalėjai sustabdyti. Draugė, kuri jau sėdėjo ne viena, paprašė pagalbos, nes jai irgi pasidarė silpna. Tada tave įsijungė projekcijos pojūtis. Pasakei, žiūrėk, aš galiu pereiti kiaurai per spintą, ji netikėjo, bet aš perėjau. Spinta pasirodė kaip portalas su daugybė kambariukų, kaišė į rankas pro duris, jutai tikras tekstūras. Vienur praeidavo, kitur ne. Tai buvo kaip kryptis, vienos priimdavo, kitos ne. Galiausiai perėjai pro vienas spintos duris ir patekai į kitą kambarį su dideliais langais. Ir ėmei galvoti, ar čia projekcija, ar tai realu. Bandai pakilti, atsispirti nuo grindų. Jutai stogą, vatos tekstūrą. Tai nebuvo malonu. Pagalvojai, kad geriau skrisi per langą. Grįžai pas draugę, kuri visi stebėjusi, kad tu kiaurai pereini ir vis pasirodai. Tu paklausai, ar tikrai matot mane, kai aš prisijungiu. Jie atsakė, matom. Tada paklausai, o jeigu išskrisčiau pro langą, ar irgi mane matytumėt? Jie patvirtino, matytumėt. Po šios scenos tu atsidūrei kitoje erdvėje prie pusbrolio ir jo žmonos. Kalbėjotės ir tu pradėjai keisti pavidalą. Iš pradžių buvai tarsi mirroring, veidrodžiavai, ar ne? O po to pasidarei visiškai kaip jis, kaip pusbrolis. Tu tapai jo atvaizdu, jo pavidalu. Buvo labai stiprus pojūtis, lyg būtum pati jo kūne perėmusi jo išvaizdą. Tada jo žmona pasakė, o tu gal gali įeiti į tą paveikslą ir tapti tuo istoriniu herojumi? Paveiksle buvo vyras su baltu peruku. Pasakei, galiu. Įėjau paveikslą ir tapau juo. Ir iškart pasijutai, kad tu pasidarei greita, stipri, su daug agresijos, lyg būtum pasiruošusi kovai. Ta energija buvo visiškai kitokia, ne kasdieninė. Tai buvo tikro kario būsena. Bet kartu pajutai, kad tokia transformacija ryja daug jėgų. Projekcija greitai nuslūgo, nes energija buvo išsekinta. Žinai, kas man labiausiai įstrigo, aišku, čia daug buvo momentų, kas mane labai buvo tokių, kad aš atsibudus pamąsčiau, žinai. Tai pirmas tas epizodas, aplink stalą sėdintis žmonės, apvalus stalas. Ir atėjo kažkokia tai, aš ją pavadinu gydytoja, bet čia buvo kažkokia tai būtybė, ne? Ir kai suleidžia kažkokius tai skystį, man dažnai per sapnus ateina skysčiai. Žinai, kur jinai leido tos skysčius? Per kaklą. Eik tu. Taip. Kur yra miego arterija? Kažkoks mano žodis yra miego arterija. Užmigda. Ir tada prasideda tie nesąmoningi sapnavimai. Čia yra labai stiprus momentas. Iš kur atsiranda tie, kai būna pa žmonės, aš neprisimenu, ką sapnavau. Arba kai tu negali valdyti savo sapnų. Kai visiškas nesąmonės būna. Arba visiškas nesąmonės sapnuoji kažkokią tai mišrainį ir tu nesupranti. Tai čia ta būtybė, žinok, suleidžia tuos ryšius. Taip. Žiūrėk, čia nesusijęs su mano sūnumi, kuri irgi pasakojo, kad kaklą pajuto, kaip suspaudė. Ir tada pajuto, kaip, jo žodžiais, tai kaip 2 iltis. Taip. Čia ta pati būtybė?
Labai panašu, žinau. Ta būtybė turi savo kažkokių tai, man taip ir rodo kažkokie tarsi būtybės kaip šikšnosparniai. Jinai turi savo kažkokią tai hierarchiją, taip pavadinsim. Kurie kažkaip uždengia sąmonę, uždengia akis, uždengia mūsų tą prisiminimą sapnų, tarkim, tą budrumą galbūt uždengia, kad tu visiškai pasiduotumei įtakai, prarastumei tą savo visą gebėjimą pasipriešinti, kaip, pavyzdžiui, aš pasipriešinu, aš nenoriu, kad mane skiepytų, man taip, žinai, nenoriu, aš draudžiu, neleidžiu, žinai. Ir tada aš matau, kaip kiti praranda savo kontrolę ir aš tada bandau perspėti visus kitus, kad jūs to neimkit. Tai įsivaizduoju, mūsų astraliniai kūnai yra tokioj erdvėj, susodinti kūnai, ne, taip rodo susodinti kūnai ir paveikti tų šikšnosparnių. Ir ateina kažkokia tai to sapno vadinama prižiūrėtoja ir suleidžia visiems tas skystis, toks labai įdomus. Kad negauti žinučių iš pasąmonės, kad nepamatyti kažko tais. Kad tik neturėti tų liūsit sapnų projekcijų. Taip, ir žinok, aš sakau, kai tik aš pradedu sapnuoti tą liquid, vandenį, ar kažkokį tai gėrimą, kad ir šią naktį, dabar prisiminiau, sapnau, kad mane vėlgi bandė visokiais šampanais, vynais prigirdyti, kad tik aš neprisiminčiau. Labai dažnai. Ir kodėl, sako, ir iš tikrųjų labai daug kas projektuojas, man rodo, bet jie sugrįžta į tą savo dabartinę realybę ir jie nebeprisimena. Nes yra tai padaryta. O toj salėje įkaitai. Gerai, kaip mums iš ten išeiti? Savo valią išreikšti. Gerai, tai mes dabar visus... Kad mes neleidžiam. Visus dabar prabudinam. Taip. Parodam, kas vyksta iš tikrųjų. Filmuką tokį. Ir visi, kas nori, visi, kas yra ten, visi, kas nori, išreiškia savo valią išeiti iš to kambario. Aš išreiškiu savo valią ir kad aš pravedu savo vaikus, savo šeimos narius. Aš tą patį padarau. Man dabar rodo, kaip mes išvedam mane, mes žadinam vieni kitus ir sakom, stokitės, eikim iš čia. Nes kažkaip mus įtraukia kolektyvinę pasąmonę į tai. Ir žinok, aš matau, mes išeinam į kitą erdvę, parašyta recovery, žinai. Ir daug vėmenčių, man rodo. Tas skystį tokį išvėmė, žinai, išpilą. Čia kažkoks recovery mes atsirandam. Ar yra tokių, kurie nenorėjo išeiti? Tokių, kurie nenorėjo išeiti, aš nematau nei vieno, visi išėjo, visi atsistoja ir išėjo. Gerai. Gerai, tada visi recoverinamės. Atsistatome. Išsivėmame. Gerai. O kaip viskas susidėlioja, kaip puzlė. Taip. Tavo pasakojimai mano. Ir susirenki. Sudėlioja visą paveikslą. Taip. Visą istoriją. Gerai. Gerai, tai su tos skysčiu išsiaiškinama dabar kaip... Žinai ką, aš noriu labai griežtai pasakyti, išduodu štampus visom būtybėm,
kurie bando mane įtraukti per visokius gėrimus, skysčius. Mhm. Ir aš išduodu štampus ir pasakau, jeigu jūs dar lysit į mano erdvę, aš jūs sunaikinsiu. Aš turiu tokią teisę. Aš jūs sunaikinsiu. Transformuosi. Mhm. Gerai. Galima ir sunaikinti. Nes šie yra parazitiniai tie. Mhm. Gerai. Dėk štampą. Nes žinok, žinai dėl ko aš taip sakau? Nes jau gražiai nebeįmanoma susitarti, nes ne pirmą kartą, kaip mane per skysčius bando prigirdyti. Aš prisimenu, tu pasakojai jau ne kartą. Mhm. Įdomiai. Taip. Gerai. Mhm. O su tuo visu paveikslu, kaip ten į tą sceną grįžkim. Gerai. Ten labai įdomu buvo. Mhm. Supranti, visas ta projekcija ir tas lucid dream man buvo kaip pamokėlės kažkokias, tai ne? Tokie kaip tyrinėjimai vėlgi su tekstūrom. Ir tas momentas, kur pirmą kartą aš patyriau tai su to paveikslu. Mhm. Žinai, toks atrodo, aš kai įėjau į tą paveikslą, aš tapau tuo istoriniu žmogum. Ta energija, kažkaip aš tarsi praradau, žinok, savo kontrolę. Toks jausmas, kad aš jau nebuvau aš. Susitapatinai su juo, ne, kažkaip. Taip. O žiūrėk, ko ten tas žmogus, tose istorinės mintis, ar tai gali būti, kad ten tu buvai pati? Ir dėl to, ar nebūtinai? Ne, aš negavau, kad galbūt ten aš, bet man kažkaip atmetimo reakcija iš karto eina, Mhm. kad ta istorinė būtybė nebuvau aš. Bet tau pavyko su juo susitapatinti. Taip. Tai aš supratau, kad astralinėse projekcijose tu gali, netgi turi tokią kaip galimybę susitapatinti su kitais archetipais. Kaip įdomiai. Mhm. Labai. Tai čia tokia kaip pamokėlė tau buvo. Kažką naujo tikrai daug sužinojai iš to. Netgi taip informaciją gali nuskaityti apie konkretų, kaip ir sakei, kur mes kalbėjom pačią pradžią, kad astralė tu nieko nepaslėpsi. Ne. Čia gali susitapatinti ir nuskaityti visą informaciją. Įdomiai. Bet kad įeiti jau į tą kitą energiją, į tą lauką. Žinai, kaip sakoma, kiekviena dalis esu aš. Aš esu tu esi aš. Mes esam vienas. Mes esam vienas ir gal dėl to tu ir turi tą galimybę įeiti? Ne? Taip, aš manau, dėl to tu gali. Dėl to tu ir nepaslėpsi nieko nuo savęs, nes tu esi vienas. Bet ir nes žinai, kažkaip atrodo dabar čia kažkas į mane įeis, kažkaip atrodo, kaip tavo peržengia tavo visas ribas. Taip. Bet tada, kai tu iš tos pusės pasižiūri, kad tai yra, tu esi aš, ta prasme, tai yra ta pati energija, tai kaip ir turi leidimą įeiti. Taip, nes vadinasi, galbūt kažkur mano pasąmonė yra ta tokia kaip, čia vėlgi labai sunku paaiškinti žodžiais, nes iš vienos pusės atrodo tai ne aš, ne? Iš fizinės, mūsų to suvokimo, nesu aš, ne, čia ne aš. Bet kai iš astralinės pusės, kaip ir esi tu, kaip aš esu tu esi aš.
nežinau kaip aiškinti. Aš žinok, man, nežinau, gal kažkada pilnai suvoksiu šitą dalyką, po kol kas aš dar jaučiu, kad aš dar paviršiui suvokime viso šito Taip. didelio tokio dalyko. Aš jau pradedu, jau suvokiau, kad aš nesu viena, kad manęs yra daug, kad mano yra daug fragmentų, daug aukštesniųjų aš, daug mano gyvenančių skirtingose būtyse, paralelėse ir visatuose. Bet kad dar vat ir kitas esi, kažkaip, man čia labai daug. Suprasti kažkaip. Labai jo, suvokti kažkaip sunku apriepti, žinai. Sunku apriepti. Gal dar. supranti, toks noras priimti galbūt tos, kad vat kodėl tokia energija, nes jinai labai intensyvi. Nes aš neatskiriu tą prasme, kad tai galėtų būti mano energija. Nes man per daug jinai Bet mes irgi intensyvi. turėjom visokių patirčių, visokiausių. Tai va čia gal ir yra tas toks kaip noras mano atmesti, nepripažinti, kad vat čia yra mano kažkokia tai gal netgi fragmentuota dalis, nežinau kaip pasakyti. Labai įdomu. Ok, dar matai kokios įdomios informacijos? Aš nežinau, ką man daryti su tą energiją. Gerai, aš turėjau, O tai gal perleisk per šviesą. Per integruok. Va, jo. Subalansuok, integruok. Labai gerai. Man labai patiko, kaip projekciją tavo skaičiau ir tu ten vienu metu pasakei, kur ten kaišai rankas spintoje ir ten vienur praleidžia, ranka praeina, kitur nepraeina. Tarsi vat grinai, kad vienur yra leidimas, o kitur dar ne. Kažkas dar yra uždaryta. Ir tu, kadangi tą paveikslą reiškia, tau tai buvo atidaryta. Tu turėjai taip pat ir tą. Aha. Man tas labai patiko. Jo, aš turėjau pasirinkti. Nes kartais atrodo, kai susiduri su kliūtim, nepraeini, atrodo kodėl, bet matyt, ne tai tau buvo skirta toje projekcijoje. Taip. Pavyko integruoti? Aš kažkaip sušvelninau tą energiją, žinau. Gerai. Jo, kažkaip daug geriau. Aš nežinau, gal vis dėlto čia ir buvo mano ta energija. Kažkaip nežinau, nes man meta tokia reinkarnacija, aš kažkaip daug šviesos duodu. Gerai. Gal kažkokia, žinai, kaip neprimta, va ta energija, kažkokia, kaip mes apie tos šešėlius kalbėdavom. Taip. Kažkokia atstumta dalis, kaip sakai, va ta agresija jautėsi. Rūstybė, toksai despoto netgi kažkokia tokia energija, žinai. Gerai. Grįžk į balansą. Gerai. Padavė šviesos į tą reinkarnaciją, ne? Taip. Gerai. Uždarom šitą ar dar tyrinėjam? Uždarom. Gerai.